Kas yra seksualinis priekabiavimas? Seksualiniu priekabiavimu laikomas nepageidaujamas užgaulus žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu. Tokio elgesio tikslas arba poveikis yra pakenkti asmens orumui, sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. Kokiomis formomis pasireiškia seksualinis priekabiavimas? Seksualinis priekabiavimas gali pasireikšti žodžiu, garsais, gestais ir žvilgsniu, per fizinį kontaktą, raštu, skaitmeninėmis priemonėmis, kaip institucinis priekabiavimas ir kitais būdais. Žodžiu. O tai seksualinio pobūdžio komentarai apie išvaizdą, aprangą, elgesį, klausimai apie seksualinės patirtis, partnerius, partneres, seksualinės fantazijas, klausimai apie privatų gyvenimą, seksualinių juokelių pasakojimai, viešas žeminimas, pašaipus mandagumas, pravardžiavimas, pravardžių suteikimas, primygtinis kvietimas į pasimatymą, gandų skleidimas. Fizinis kontaktas tai nepageidaujami prisilietimai, braukimas per kūno vietas, užsitęsę pasisveikinimo bučiniai, nepageidaujami apkabinimai, seksualinio pobūdžio veiksmai, kaip pavyzdžiui griebiama už krūtinės sėdmenų, asmeninės erdvės pažeidimai prieinant per arti, neleidžiant praeiti, prispaudžiant prie sienos. Garsais. O tai įvairūs švilpčiojimai, čepsėjimas, seksualinių garsų mėgdžiojimas. Gestais ir žvilgsniu. Tai gali būti gašlūs, geidulingi žvilgsniai, seksualinio pobūdžio intymus gestai, nužiūrinėjimas nuo galvos iki kojų, spoksojimas į atskiras kūno dalis, pavyzdžiui į krūtinę, sėdmenis, tarpkojį. Raštu – tai seksualinio pobūdžio laiškai, elektroniniai laiškai, žinutės, komentarai socialiniuose tinkluose. Tai seksualinio turinio anekdotų arba žeminančių juokelių, paveikslėlių siuntimas, rodymas, palikimas ant darbo stalo. Skaitmeninėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, seksualinio ar pornografinio turinio nuotraukų, tekstų, vaizdo įrašų siuntimas. Arba skambučiai nedarbo valandų metu, savaitgaliais, naktimis. Taip pat nedalykinio turinio žinučių siuntimas nedarbo valandų metu, savaitgaliais, naktimis, seksualinio turinio siuntimas. Institucinis priekabiavimas. Tai formalūs reikalavimai, taisyklės, darbo sąlygos. Pavyzdžiui, reikalavimas, kad darbuotojų apranga būtų seksuali, apnuoginanti kūną, arba kad darbuotojų elgesys būtų seksualizuotas, prašymas flirtuoti su klientais. Taip pat įvairios praktikos, kurių metu klientai ar pacientai prašomi išsirengti, kai tai nėra būtina. Seksualinio priekabiavimo formų sąrašas nėra baigtinis. Dar verta paminėti netinkamas dovanas, pavyzdžiui, apatinio trikotažo, kitų intymių dalykų dovanojimą, seksualinių paslaugų siūlymą arba prašymą, psichologinį spaudimą nukentėjusiajam asmeniui, pavyzdžiui, nekalbėti apie patirtą elgesį, prašyti išeiti iš darbo, atsiimti skundą dėl priekabiavimo ir panašiai. Siūlymas atlikti seksualinio pobūdžio veiksmus mainais į paslaugą, gąsdinimai, grasinimai, gėdinimas ir panašiai. Keli pavyzdžiai iš darbo srities. Giriama moters išvaizda, šukuosena, apranga, balsas, akys. Dažniausiai priekabiauja žmogus, kurio pareigos aukštesnės. Tai gali būti tiek vyras, tiek moteris. Arba moteris dirba kompiuteriu. Prie jos prieina vadovas, kuris neva bando jai kažko padėti, tačiau peržengia ribas, tarytum netyčia uždėdamas ranką ant peties, čiupinėdamas. Arba gali būti klausinėjama apie vakaro savaitgalio planus, užsiminant, kad gal reiktų susitikti kažką nuveikti. Vis išsprūstantis pasvarstymai apie seksualinius nuotykius, pajėgumus bei fantazijas. Seksualinio priekabiavimo atvejai švietimo įstaigoje dažnai pasireiškia tarp dėstančių bei egzaminuojančių žmonių ir studentų. Gali būti užsimenama apie gražią išvaizdą, nors egzaminas nėra apie madą. Kalbama apie pažymį už gražias akis. Dėstytojas gali pakviesti studentę aptarti jos darbą į mažiau formalią aplinką, prisidengdamas laiko trūkumu ar net specialiai skiriamų laikų po darbo. Už geresnį pažymį dėstytojas kviečia nueiti į pasimatymą nekaltam pasisėdėjimui prie vyno taurės. Kelios situacijos iš paslaugų srities.
Moteris mokosi vairuoti. Instruktorius duodamas nurodymus vis uždeda ranką tai ant kojos, ragindamas nebijoti stipriau paspausti, tai padėdamas savo ranką ant josios, rodydamas, kaip švelniai reikia perjungti pavaras. Arba kita situacija taksi, kai pats savo šaunus vairuotojas visą kelionę verčia keleivę nemaloniai jaustis, komentuodamas jos aprangą, kūną, klausdamas, ar ji turi vaikiną ir jei ne, kodėl. Kviesdamas į pasimatymą, pasakodamas apie tai, kaip darydavo jo laikais ir panašiai. Taip pat pas gydytoją, kai įprastinė apžiūra gali virsti nederamų čiupinėjimų ir nužiūrinėjimų seansų. Prašant nusirengti ar atsigulti, kai procedūra to nereikalauja, komentuojant kūną ir jo formas. Ką daryti patyrus priekabiavimą? Pirmiausia, parodykite, kad tokio elgesio nepageidaujate. Pasakykite, kad toks elgesys jums nepriimtinas. Gali būti, kad priekabiautojas ar priekabiautoja nesuvokia, jog jo veiksmai ir replikos jūs žeidžia, kad jūs jaučiatės nepatogiai. Venkite tiesioginių susitikimų, nedalyvaujant kitiems asmenėms. Paprašykite, kad priekabiautojas liautųsi. Pasikvieskite pokalbyje sudalyvauti kolegą, bendramokslį ar kitą žmogų, kuriuo pasitikite. Prireikus jis taps liudininku. Papasakokite apie tokį elgesį kitam žmogui. Ateityje gali būti naudinga turėti apie situaciją žinančių žmonių. Kalbėkite ramiu tonu, drąsiai, užtikrintai. Parašykite priekabiautojui, raštu pasmerkite jo elgesį ir nurodykite, kada ir kur su jumis buvo pasielgta nederamai. Įspėkite, kad jei priekabiavimas nesibaigs, pranešite vadovui ar vadoviai. Užfiksuokite ir rinkite įrodymus. Tai labai svarbu, jei svarstote imtis priemonių dėl priekabiautojo veiksmų. Išsaugokite visas jums siųstas žinutes, pokalbius, laiškus. Užfiksuokite skambučių ir žinučių gavimo laiką bei dažnumą. Įrašykite pokalbius. Rašykite dienoraštį, pasižymėkite visą, kas gali būti naudinga. Aplinkybės, liudininkus, konkrečias frazes, gestus, savo emocinę bei fizinę būklę. Aprašykite savo veiksmus, kurių ėmėtės, kad priekabiavimas būtų nutrauktas. Jei kreipėtės pagalbos, pasižymėkite visus susitikimus su psichologais, gydytojais arba kitais specialistais. Praneškite atsakingiems asmenims. Kreipkitės į darbovietėje ar švietimo įstaigoje paskirtą atsakingą asmenį arba praneškite tam skirtų pranešimo kanalu. Praneškite atsakingoms institucijoms, jeigu prie jūsų priekabiauja vadovaujantis žmogus. Jei priekabiauja mokyklos direktorius, savivaldybės administracijai, jei priekabiauja viešosios įstaigos vadovas, atsakingai institucijai ir jos atstovams. Jeigu nesulaukite pagalbos ar abejojate, kad tai, ką patyrėte, yra seksualinis priekabiavimas, pasikonsultuokite su lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ką daryti pastebėjus seksualinį priekabiavimą? Pakalbėkite su seksualinį priekabiavimą patiriančiu asmeniu, paklauskite, kaip jaučiasi, bei parodykite, kad nepritarėte priekabiaujančio žmogaus veiksmams. Patarkite pranešti apie priekabiavimą vadoviai, vadovui ar atsakingiems asmenims. Pasižymėkite svarbią informaciją apie priekabiautojo ar priekabiautojos veiksmus. Datą, laiką, vietą, aplinkybės. Ši informacija pravers, jei nuspręsite pranešti apie situaciją. Jei priekabiavimą patyręs žmogus apie tai pranešti nenori, tai galite padaryti jūs. Pasidomėkite, kaip sprendžiama situacija. Jei nebuvo imtasi jokių veiksmų, nebijokite situacijos paviešinti. Kreiptis į aukščiausio lygmens vadovus, atsakingas institucijas. Svarbiausia, neignoruokite, imkitės veiksmų, nes situacija pati neišsispręs, kas gresia už seksualinį priekabiavimą. Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai nepatirtų seksualinio priekabiavimo. Darbdavys gali priekabiavusi asmenį atleisti be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos. Seksualiai priekabiavęs žmogus gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jei priekabiavo prie savo pavaldaus asmens. Už tai gali grėsti piniginė bauda, laisvės apribojimas arba areštas. Seksualinį priekabiavimą patyręs žmogus kreipiasi į teismą civilinio proceso tvarka. Priekabiavusiam asmeniui gali būti priteistas turtinės ir ar neturtinės žalos atlyginimas. Daugiau informacijos apie tai lygybė.lt /seksualinis priekabiavimas.